Tai pasakojimas apie nuostabiai gražią jauną merginą, kuri buvo futbolo aistruolių komandos kapitonė ir ji pasiskiepijo. Jis sako, kad šis skiepas sugriovė jos viltis laimingai gyventi. Mes pasakojame apie šią istoriją praėjusį sykį. Paklausykime, į ką pavirto jos gyvenimas dabar. Ji yra graži aistruolių komandos kapitonė ir ši Kas kartą alpdavau, kai bandžiau valgyti. Negalėjai valgyti ir kas kartą alpdavai. Aš nuvykau pas Deseret ir jos vyrą Brendoną į namus Ešburne, Virdžinijoje, pasižiūrėti, į ką pavirto jų kasdienybė. Ji turi eiti laiptais aukštyn ir nusileisti žemyn eidama atbulom, kadangi toks paprastas dalykas kaip ėjimas į priekį gali būti pavojingas. Ir štai neįprasta šios istorijos dalis. Tik pažiūrėkite, Deseret gali bėgti į priekį visiškai normaliai, bet vos tik jis sustoja, iškart prasideda traukuliai. Tačiau jei vėl pradeda eiti atgal, tai viskas gerai. Taip, ji bėga visai gerai ir net kai paklausiau jos, ji bėgdama galėjo kalbėti visiškai normaliai. Tu netgi gali kalbėti. Jo, žinau, tai skamba keistai, bet jei tik tai nustočiau bėgti, bet tavo tarimas normalus. Jo, žinau, tai puiku. Ir tada tu sustoji ir tau tenka. Deseret pasiskiepijo rugpjūčio 23, o po 10 dienų gydytojai jai diagnozavo distoniją. Tai retas neurologinis sutrikimas. Jos mėšlungiškų trūkčiojimų priežastis yra nekontroliuojami raumenų susitraukimai. Ši liga yra nepagydoma. Čia yra Deseret vestuvinis video, kuriame ji yra graži nuotrauka, ištekėjusi už jos vyro Brendono prieš 2 metus. O štai čia nuotrauka, kur Deseret ketina tapti Washington Redskins aistruolių komandos kapitonė. Gydytojai pasakė, jog tai, kas nutiko su Deseret, turėtų atbaidyti žmonės nuo noro skiepytis. Štai, ką sako dar vienas iš milijonų žmonių, kuris susirgo šią ligą. Dabar bėgimas turbūt yra kaip palengvėjimas. Daugiau nieko nebeliko. Nieko neliko.